labas rytas, sveikiname su jumis visais. Dabar šeštadienio ankstyvas rytas, 3 valanda ryto, o mes esam kely, važiuojam dabar iš Memingeno į Kemptoną. Tenai sėsim į autobusą ir pajudėsim į Milaną, į Italiją. Tai laukia, nežinau, kokių 6-7 valandų gal kelionė su autobusu per visą Šveicariją ir nusimato vienos dienos kelionė. Dabar iš penktadienio pamiegojom kokias 3-4 valandas ir dabar šeštadienis 3 valanda ryto išvažiuojam. Tai būsim Milane kažkur jaučiu apie 10 ryto gal ir turėsim 9 valandas po Milaną. Tada sėsim į autiką ir varysim namo, tai bus jau tokia savaitgalių išvyka. Keliai tušti, vieną kitą mašiną tik tai. Tai dabar lekiam pirmyn. Nu va, pasistatė mašinikė. Čia prisiglaudėm prie šono. Dabar 50 minučių paeina reikės. Visiška gili naktis, ane? Jo, bet nelį. Išsibudinom kažkaip. Žodžiu, laukia 24 valandų kelionė, galim sakyti. Kaip dabar 3 nakties einam į stotelę, tai iš šeštadienį sekmadienį 3 nakties eisim iš stotelės atgal. Naktį išvažiuojam, naktį grįžtam. Turėsim visą dieną. Tik tai nusimato gal nelabai kokią dieną Milane, ne? Šiaip visai šilta rodo, apie 20 laipsnių, bet rodo lietų. Su žaibais, nežinau. Nu va, įsėdom į autobusą. Bet pačiam gale. Sėdom patį gal. Pasodinom mus tiksliau. Kas blogai yra, kad čia gana didelis tarpas tarp sėdynės ir lango. Tai nein patogiai įsitaisyti. Šiaip autobusas toks pustuštis atrodo po kol kas. Padės, nepadės. Įsitaisysim biškį. Patogiai gal. Po 4 valandų atvažiavom, bet atvažiavom dar nepilnai. Žodžiu, dabar atvarėm. Dabar dar visi esam Šveicarijoje, prie pat netoli sienos su Italija. Tai dabar vairuotojas turi 30 minučių pauzę padaryti. Čia esam tarp kalnų tokioje vietoje, labai apsiniaukę visur. Visi kalnai apsidengia debesim. Lyja, vėjas pučia, šalta. Žodžiu, grynas ruduo. Ir be to mūsų autobusas nėra toks, kokį turėjo mum duoti. Išsinomavo šitą autobusą, kadangi jų autobusai yra visi išbukinti, nebebuvo autobusų, tai išnomavo šitą autobusą. O šitas autobusas nėra 5 žvaigždučių autobusas, nėra nei rozečių kur pasikrauti, ne super autobusas, bet 6 valandų kelioniai tai dar normaliai. Kiek kainavo? 4. Ei, ką aš su metaliniais dabar darysiu? Pasidėsim, mano. 4,50. Kaip skonis? Skonis? Biški cukrus. Čia vaikštam kaip įkalinti kažkokioj teritorijai. Va kaip įdomiai debesis užsidėję čia. Lietaus debesis tokie. Kiek liko kilometrų kažkur? 100. Liko mažiau nei 100 kilometrų, bet dabar su pauze dar valandikę pavažiuosim po 8:20. Tai aš skaitau prieš 10 būsim kažkur Milane, tai turėsim 9 valandas, realiai iki 7 vakaro galėsim vaikščioti. 14 laipsnių laukia rodo. Tai ta normaliai. Jeigu pas mus bus 20 laipsnių Milane. Sveiki visi! Sveikinamės iš Milano. Sakė vairuotojas, kad būsim kažkur apie 9. Dabar po 10:15 biškį apsiskaičiavo. Tai dabar esam parke, čia netoli yra jau pats centras, pati katedros aikštė. Po kol kas nelyja, oras toksai pusiau. Paleido mumis šią stotelį ir sakė, turim 9 valandas mieste laisvo laiko. Tiesiog paleidžia, 9 valandas prasivaikštai. Sėdi į autobusą ir važiuoji namo. Kai būna, vaikus paleidžia į ekskursiją, duoda laiką ir tai va mes panašiai jaučiamės dabar. Bandysim savo laiką susiplanuoti kažkaip, ane? Persiplanuoti. Gal visko, ką užsižymėjau, nespėsim aplankyti, kadangi yra vietų, kur biškė atokiau miesto, bet nežinau. Pažiūrėsim.
tokie atvykę į centrą. Žmonių belekie, labai daug grupių su autobusais, kur atvažiavę kelionių. Ir čia gali matyti istorinius pastatus visur aplinkui. Labai daug išsinomavę dviračių žmonės važinės. Čia didžiausia statula su Leonardu da Vinčiu. Irgi miesto simbolis, galim sakyti. Tai čia grupės toliau aiškina visiems kažką pasakoja. O čia operos teatras. Ir čia pro šitą skverą tiesiai. Pro čia įeini į pačią vieną populiariausių Milano apsipirkinėjimo centrų, kur jeigu įvestų Milaną internete, iškart išmeta šitą skverą. Čia yra visos pačios prabangiausios parduotuvės. Praeisim šitą skverą iki pat galo ir tenai bus didelė aikštė, kur yra katedra pagrindinė Milano. Ką manai apie šitą meno kūrinį? Labai daug žmonių. Grindys ypatingus, ne? Išdėliotos mozaika tokia. Restoranai turbūt irgi ne patys pigiausi. Aistė jau sudomino brangios parduotuvės. Rankinukai. Po kiek? Po 2500. Prada. Prieš įeinant į parduotuvę turi pasidaryti terminą, kad įleisti tave. Kitaip neįeisi. Pats viduriukas. Aistė susidomėjo Svarovskiais. Taip, tai atvykom į pačią pagrindinę Milano vietą. Net Aistė neapsusilaiko, jau fotkint nori. Įdomo aikštė. Milano katedra. Čia dabar keista, kad balandžių nėra. Šiaip balandžių labai daug būna čia šitoj vietoj. Jo žmonių milijonas, vagių milijonas. Pati pagrindinė aikštė. Pati pagrindinė fotkinimas aikštė. Ačiū Dievui, po kol kas dar nelyja. Yra, tai gal maitina čia jų labai. Aš galvau, kur jie pradingę yra. Belė kiek jų. Balandynas. Visiškas. Letas kapoja gerai, ne ta dainas čia. Šoka jisai. O čia kaip visada prie domo įeiti į vidų neįmanoma, nes eilė prasideda realiai čia. Jinai eina taip, ir ten į vidų. Čia toj pačioj domo aikštėj pirmo Italijos karaliaus statula. Pats pirmasis karalius Italijos. Ir aplipęs balandžiais, aišku. Ten diskoteka toliau vyksta, o mes ką darysim, nes einam biškį po miestą pasivaikščiot, sakėm, dabar eiliai nenorim laukti per ilgiausiai, įeinant į šitą katedrą. Čia Gucci žiūrė kokia didelė, biškį palmių yra, kas čia, ką čia palmės veikia Milane. Viena populiari vieta, kur išsinešimui gali pasimti itališko greito maisto. Tai čia vadinas panceroti, jų yra ir saldžių, ir sūrių, ir su visokių. Vienas kainuoja 2,50 vienas kainuoja, tai nusipirkom 3. Paragausim ir įvertinsim jo skonį. Aišku, prieš taip žiūrėksim sudėtį, žiūrėsim, ko čia jį pridėtų, na žinoma, kad įvertinsim jo skonį. Tai einam dabar biškį pasivaikščiot.
Taip, tai keliavom ir atkeliavom prie gana svarbios Milano vietos. Šventoji bažnyčia, La Grazia, ar kaip jinai čia vadinasi. Čia šitoj bažnyčiai yra nutapytas Leonardo da Vinci portretas Paskutinė vakarienė, kuris yra labai žymus visam pasaulyje. Tai čia žmonės daug kas netgi atskrenda į Milaną pasižiūrėti būtent šito portreto, kuris yra bažnyčiai. Bet problema yra tame, kad šiaip neįleidžia. Turi nusipirkti bilietus per internetą kažkur 2-3 mėnesius prieš, kadangi yra labai ilgos eilės ir įeiti paprastai neįeisi. Čia tik tai su gidu įleidžia po kažkiek žmonių, o eilė yra milžiniška. Tai mes galime įeiti tik tai į pačią bažnyčią, pasižiūrėti, kas tenai gero, o jau pačio Paskutinės vakarienės portreto nepamatysim. O dabar ką darysim, tai eisim, atsisėsim ir paragausim greito maisto itališko, kurių nusipirkom su mozzarella, su alyvuogėm ir visą kitą. Pažiūrėsim, skonio įvertinimą padarysim. Tai va, tai dabar išsipakuosim tą, ką nusipirkom, ragausim ir vertinsim jo skonį. Palakas jį pridėta, po kol kas Aistė atsikando tik tai bulką. Tu jaučiasi, tu aišku, braškis jaučiasi. Aistė špinatų savo ragaus dabar. Nu, pasakyk, koks skonis. Nejaučiu dar. Mano mozzarella su sūriu. Čia mano favoritas su alyvuogėm, svogūnais ir tomato padažu. O čia rikota su špinatais. Labai daug pridėta. Labai Kaip angliškai sakoma, it is delicious. Dabar einam į vidų pasižiūrėti, kaip atrodo. Nemokamai. Pirksi žvakę? Dabar keliaujam po biškį link Milano pilies. Atstumai tai žiauriai dideli čia, ta prasme, kai žiūri žemėlapį neatrodo, bet eini, kokį 10-15 minučių žiūri, kad vos pajudi. Reikės gal paspirtuką pasimti, jeigu norėsim viską pamatyti, nes čia privaikščioti čia žiauriai sunkiai. Labai daug vaikščioti reikia, o laiko nėra. Į parkelį einam po biškį. Na va, atėjom į Milano pagrindinį parką. Gana nemažas parkas. Sakom, biškį vandens atsargas užsipildysim. Praeisim visus lankytinius objektus. Tai galvojat, kad tik Prancūzija turi triumfo arką. Milanas irgi turi. Irgi didelė graži su riteriais nuo Antro pasaulinio karo. Irgi čia tokia parko pradžia, galim sakyti, yra šitoj vietoj. Galim sakyti kaip galas parko, nes pradžiai yra kitam gale, tenai yra pilis. Apžvalgos bokštą galim matyti tenai, va ten galim užkilti ir matyti viską iš viršaus. Viena iš lankytiniausių vietų. Bet yra žmonių, kuriem lankytinos vietos nėra labai įdomios. Pone, nelabai domitės istoriniais objektais, ką? Na, jūs čia biški panaršat, biški pažiūrit kažką, iš toli pasižiūri. Gerai yra. Einam toliau. Tai tą bokštą užkilti visų pirma. Kad niekas nekyla. Niekas nekyla. Nekyla. Nu gal dabar uždarytas yra, aš nežinau, bet šiaip kyla žmonės. Viršui yra įstiklintas toksai, įstiklinta kabina, kur gali pažiūrėti. Tai pasiemam paspirtukus ir važiuojam, ką mes čia vaikštam. Spūdingas pastatas. FTB saugo, kad nieks nešoktų ant viršaus, kad nieks nebandytų užlipti ant arkos. Jau ne vieną kartą jau yra lipę. Nu. Čia va senoviniai tokie važiuoja vagonai. Nežinau kelintų metų, bet jie jau skaito, kad važiuoja, nežinau, virš 100 metų. Mes su panašiais važiavom Portugalijai, tenai irgi panašus tokie važiavo prie jūros. Panašaus senumo, galim sakyti. Tai va dabar pėdinam link bokšto, pažiūrėsim. Aistė sakė, bokštas apmiręs, ten žmonių nėra. Pažiūrėsim, gali būti, kai jis bus uždarytas, ane? Gali būti. Gal renovacijos darbai kokie, dar kažkas. Nu va, priėjom į bokšto teritoriją. Čia va tas didysis bokštas. Mačiau, kad liftai kyla į viršų. Žodžiu, su bokštu yra taip, kad bokštas užsidaręs. Dabar, kai mes atėjom, grinai užsidarė prieš mumis ir valandą laiko nedirbs. Tai sakėm, nelauksim, einam toliau, einam ieškoti kitų pramogų. Na va, einam į pilį.
pro pagrindinius vartus. Daug vagių. Va tokių. Oi, sakė, Aistė labai troškina. O į muziejų, žodžiu, čia yra pilis didžiausia, jį gali į muziejų įeiti, labai daug muziejų visokių yra. Mes tokiem dalykam laiko neturim, tai reikia lėkti, skubėti, bėgti ir laiko nėra tiesiog. Mums yra 9 valandos, pusė jau išdegė. Graži teritorija jo. Čia viduj mačiau per langus, tenai vaikšto žmonės visur. Atėjom į skverą. Iš visų pusių. Iš visų pusių uždaryta. Ten galbūt ir galim dar praeiti, aš galvoju. Čia tokie kiemeliai padaryti realiai po visą pilį. Eini iš vieno kiemelio į kitą kiemelį. O kur čia laukia visi žmonės? Kur jūs visi nori čia eiti? Jo, čia jau pagrindinis kiemelis, aš kaip matau. Jo, čia yra realiai. Mes einam iš antros pusės dabar. Ką jūs pasakys? Kokį įspūdžiai? Nu? Pasidalinkit įspūdžiais, kas galvoj dedas, mintis visas papasakot. Sakyk, taip gražu, kad nėra žodžių. Taip įspūdingai, kad nėra žodžių. Ai, nu gerai. Tada nereikia net diskutuoti nieko. Pafilmuoji ir viskas aišku. O jau žiūrovai patys sprendžia, ar gražu ar negražu. Giedrė, linkėjimai. Nu kaip jums pilis jūs šitą iki šiol? Nu kaip tavo nuomonė? Nu tai tavo klausiau, kokia buvo nuomonė, sakai gražu, daugiau žodžių nebėra. Mano nuomonė labai gražu, pilies spalva tokia tamsi, gynybinės sienos gana storos, kiemelių kompleksas toks sudarytas yra. Tas pagrindinis kiemelis tai irgi yra turistų traukos objektas, antra populiariausių vietų Milane. Tai domas pirmoje vietoje, pilis antroje vietoje. Aistė atėjo ledų užsisakyti. Į prabangę ledainį. Čia tokios lempos. Gracija. Nu va, ledus galim susidaužti po 3,50. Piu. Nu va, į kamparę atvarėm. Pusę valandos laukiam, kol kokteilius padarys. Belė kiek žmonių visur. Jeigu nori atsisės prie staliuko, turi dvigubai mokėti. Mes tai čia prie šono, va, pagrindiniai gatviai. Ten va domas matos, o čia mes va stovim. Čia vienas tik tai kokteilius daro, o kitas parduoda. Nu tai ragaujam tada. Kamparė. Grynas kamparė maišytas su gazu. Atsigėrėm kokteilių biškį. Aš tą standartinį paragavau, tu kažkokį negro. Negro, taip, negro. Bet mes negalvojom, kad tokie biški stiprus bus. Mano buvo 20 laipsnių, Aistas buvo dar biški netgi daugiau. Tai dabar einam, pažiūrėsim, čia ypatingas biški Starbucksas yra kavinė. Tai pažiūrėsim, kuom ypatingos. Mes skiečius pasiėmė. Rodė orą, tai šakis, rodė visą dieną lietų, 100% kai žiūrėjom. Skiečius nuo lietaus, triukės pasiėmėm viską. Nieko, nei lašiuko nenukrito. Neina patikėti. Pats tas oras vaikščiam. Jo, čia va Starbucksas. Senovinis pastatas. Kaip ir visur, taip ir į Starbucksą reikia laukti eiliai. Ne visus įleidžia. Tai va, pagaliau įleido. Pralaukėm 10 minučių. Matom, kiek žmonių. Įspūdinga vieta. Kas keisčiausia, kad apsauga visi jočkiai. Stojam į eilę, nes norim po kapučino. Ilgai lauksim jo. Aistė renkas meniu, niekaip neišsirenka. Jau pusę valandos žiūri, ką čia išsiimti. Vektoras kukį nusipirko už 5 eurų. Vieną kukį. Čia ir vidutinis kapučino, čia mažas kapučino. Ir biskitas už 5 eurus, ne? Atsisėdom, radom savo vietą, čia prie mechanizmų visokių. Čia, žodžiu, pupas paberė, pradeda malti. Ir eina per tuos mechanizmus visokius čia. Skrudina, mala tenai.
Čia pakepino pupas, pro čia išsirbė, per viršų ten praėjo. Ir čia dabar suks turbūt ties mals, aš taip įsivaizduoju. Išėjom iš Starbuckso, tai esam apakę. Kai prie akių paskrudina, sumala, tenai visi tie aparatai, tai šakės. Milane neįmanoma, ta prasme, prie belio kokios parduotuvės eilės. Čia, pavyzdžiui, rūbų parduotuvė eilės. Prie Starbuckso, va ten įėjimas, čia va eilės, tiesiog per visą gatvę neteina. Į muziejus matai kokios eilės, į operą, visur. Jeigu nori į pagrindinį domą nueiti, ten irgi turi, nežinau, porą valandų lauk, nors bilietą internetu nusipirkti. Bet kapučino skanus Starbuckse buvo. Labai daug kreminis toksai ir kavos pupelės labai skanios. Lieksim dabar su paspirtukais tolyn. Nu va, su paspirtukais atvarėm į kitą Milano galą. Čia prie daugiaaukščių pastatų. Čia aišku banko pastatai yra. Įspūdingai atrodo, ten viršui kažkoks klubas yra, girdėjau, muzika skamba. Sakom, užkilsim pasižiūrėti, kas čia gero yra. Tame pastate. Iš Senamiesčio į Naujamiestį atvažiavom. O taip. Gerai atrodo čia. Nu, ką pasakysi apie šitą fontanų šou, kaip Amerikoje? Ką nori, tą daro fontanai, žiūrėk. Kada nori, tada pakilti. Pastatus, išėjus į Senamiesčio visai pasikeičia vaizdas. Čia yra daugiaaukščiai pastatai, kurie yra draudimui priklausantis. Ir bankam. O ten yra butai privatus, kurie yra apsiželdinę medžiais. Sakė, palei metų laikus keičiasi spalvos medžių. Tai dabar jau į rudenį turėtų po biškį raudonuoti ir geltonuoti. Gerai, keliaujam link to pastato. Prie įspūdingiausio pastato, kuris yra apaugintas visas medžiais. Čia privatus. Bet jau matos, medžiai pradėjo geltonuoti po biškį. IBM ofisas irgi yra. Žiauriai fainas parkas. Toks išeini iš miesto, biški turistų nebėra tiek daug, daugiau vietinių žmonių, va kamuolį spardo, vaikai žaidžia, žolės nemažai, tokios žalios vietos. Ir toks nėra taip perkrauta labai stipriai. Visai kitaip negu Senamiesty iš tikrųjų. Kiek mums teko pamatyti iš tos pusės, tai iš tikrųjų tai mes jau turim biški paskubėti, kadangi jau į vakarą eina. Dabar yra be 15:06, o mum autobusas po 7:15 jau išvažiuoja. Tai valandikę dar turim, norim dar į parduotuvę nueiti, šį bei tą nusipirkti. Turėtumėm suspėti viską. Paspirtukų nebereikės imti, aš taip galvoju. Nu, Aistė vėl po itališkas parduotuvės lampinėje. Biški prisipirkom krepšį lauktuvių. Sau lauktuvių nusipirkom. O jisai mumis stebi, sako, nieko nepavoksit iš mūsų. Labai piktas žmogus. Nu? Bruh. Nu va, išėjom iš parduotuvės. Čia tik tai dalis prekių, kurias nusipirkom. Jau per tą laiką, kol mes... Kol apsipirkom, su ten. Praktiškai vien sausainiai. Tai jo, lauktuvių yra. Lauktuvių kam? Mums patiems. Tai mūsų autobusas va čia viršui privažiuos antroje kelio pusėje. Turim dar... Nu, beveik valandą laiko iki išvažiavimo. Prekes susidėsim, biški paslampinėsim ir viskas. Vėl laukia 6 valandas kelionė. Grįšim antrą, trečią. Ir viskas. Ir bus viena diena Milane. Niekur praktiškai į vidų nėjom. Į vieną bažnyčią gal tebom. Praktiškai visą laiką lauke slampinėjom po gatves. Laukiam, kol sutems.
Diena greitai praėjo, susipakavau visus savo daiktus į kuprinę, sveria porą kilogramų. Jo, tai skaitau, kelionė visai nebloga, nu, realiai net nepilną dieną, pamatėm tikrai nemažai. Kaip ir sakiau, nebuvom muziejuose, nebuvo niekur nuėję į vidų, bet miestą pamatyti, dauguma iš senamiestį pamatyti ir tą naujamiestį. Užteko jo vienos dienos. Žodžiu, namuose būsim kažkur apie 2 nakties. O čia tau nesmirda, kai sėdim ant suoliukų? Labai smagu. Atrodo, kad katytė gerą padarė reikalą po mūsų užpakalys. Aistė uostė savo batus, galvoja, kad įmynė į kažką. Tai va, tai varom į autobusą, jau laikas po biškį spaudžia. Tai va, tai tokia ta kelionė. Sėdam jau tikrai ir galim sakyti. Viso gero. Tuo mes einam miegoti. Ate.